Šiandien mes susirinkome norėdami pristatyti Jums 2015 metų Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato veiklos rezultatus. Žmonėmis pasitikė 2 iš 3 šalies gyventojų. Ir šiai dienai tikrai geram stovyje yra Šiaulių policijos automobilių. Kokiegi buvo 2015 metai Šiaulių policijai? Išties nebuvo lengvi, bet kartu galiu pasidžiaugti ir tie iššūkiai, kurie teko mums, visi kartu su jais susidorojame. Komisariatuose tikrai padėtis pakankamai gera, patalpos suremontuotos, aplinka taip pat. Rezultatus pasiekėt, manyčiau, tikrai gerus ir svarius, ir už tai turbūt reikėtų padėkoti man kaip nuo kriminalinės policijos, nuo paties kriminalinės policijos biuro kolektyvų, kad prisidėjot prie ne vieno rezonansinio tyrimo. Aš manau, kad jie, kaip ir vadovas pasakė, tos rezultatus lemia žmonės, mano gilių įsitikinimų, esat bene novatoriškiausias, jaunas ir dažniausias kolektyvas. Kalbant apie darbo užmokestį, kas pasidarė, dabar išėjo. Tai tam pokyčiai reikalingi, mums reikia pasikeisti. Reikia pereiti nuo formos prie turinio, nuo reagavimo į kažkokią problemą iki tos problemos sprendimo. Mes visi kartu turėsime nuspręsti, kokiu keliu mes turime eiti. Kas bus šiais metais padaryta, tai tikrai neabejotinai mažiausiai, tai yra pirminės grandies policijos pareigūnas uždirbs 600 eurų rankas, vidurinės grandies 700 eurų rankas.